Vilniaus licėjaus trečiokas Justas Miliauskas 3 metus iš eilės užėmė tik pirmasis vietas Vilniaus miesto biologijos ir chemijos olimpiadose. Jis 10 klasėje nušluostė nosį Lietuvos chemijos olimpiadoje dalyvavusiems 11-okams bei 12-okams ir laimėjo 1 vietą, o tarptautinėje chemijos olimpiadoje iškovojo sidabrą. Moksleivis Baltijos šalių chemijos olimpiadoje pasirodė geriausiai iš Lietuvos komandos. Pernai Justas Europos eksperimentinių mokslų olimpiadoje kartu su komanda pasipuošė sidabro medaliu. Justas spėja ruoštis olimpiadoms, su kolege vadovauti Vilniaus licėjaus biologų būreliui, neakivaizdžiai mokytis gabiems moksleiviams skirtoje Nacionalinėje moksleivių akademijoje. Justas ateitį ketina sieti su gamtos mokslais. Didžiausia jo svajonė – sukurti vaistus nuo Alzheimerio ligos.